Žvėryno natūralios medicinos centro Vilniuje ir Echoton Kaune misija informuoti žmogų, kaip jis gali atlikti profilaktiką tam, kad nesirgti ir nebūti priklausomam nuo daktarų, nuo cheminių vaistų, arba jeigu jau yra problemos, išsivaduoti nuo jų natūraliais būdais. Sukurta unikali sveikatingumo programa arba koncepcija, dėka kurios žmogus atėjęs į centrą informuojamas, kokie žingsniai turi būti padaryti tam, kad išeiti iš simptomo, kuris kamuoja daug metų, greitai ir kokybiškai. Pradžioje, žinoma, mes aiškinam žmogui, kad visos problemos, kurios genetiškai yra duotos jam nuo tėvų, realizuosis ar ne, ir tas priklauso pirmoje eilėje nuo to, kaip žmogus maitinasi. Nes mūsų kūnas yra tai, ką mes suvalgom. Tai buvo dar aišku nuo Hipokrato laikų. Ir pirmoje eilėje mes pasiūlom atlikti maisto netoleravimo testą Prime Test, kur paimant 10 ml kraujo, nusėtus raudonam kraujui, mes atskiriam nuo balto kraujo ir baltą kraują įvedam į 150 reagentų, produktų, ekstraktų, kuriuos mes gaunam iš Amerikos. Inkubuojam 45 minutės ir po mikroskopu per monitorių matom, kaip balto kraujo ląstelės limfocitai reaguoja su produktais. Jeigu limfocitai sąveikauja su produktais, jeigu limfocitai yra gražus, sveiki, reiškia produktas tinka imunitetui. Tokį produktą žmogus gali vartoti. Jeigu limfocitai žūsta kovoje su netinkamais produktais, reiškia imunitetui yra sunku, jam yra blogai ir tą produktą reikia laikinai eliminuoti iš racionų. Dėka rezultatų yra sudaroma individuali mitybos programa ir surašoma, kaip žmogus turi valgyti iš ryto, pietum ir vakare. Taip žmogus maitinasi 2-3 mėnesius ir per tą laiką, kada limfocitai nustoja kovoti su netinkamais produktais, jų kiekis didėja, imunitetas stiprėja ir žmogus pradeda sveikti. Kokiosgi problemos yra aktualios ir nuo kokių problemų galima padėti dėka šito testo. Tai yra antsvoris, tai yra pagrindinė problema, labai populiari, kurią turi labai daug žmonių ir kurie atsiranda todėl, kad nesuvirškintas maistas pavirsta toksinais, o toksiškas kraujas turi savo pradžią storajam žarnyne, kaupia vandenį tam, kad ištirpinti toksinus. Ir vanduo su toksinėm medžiagom kumuliuojasi arba pasilieka riebaliniam audinyje, nes riebalinis audinys yra pagrindinis surinkėjas toksinų. Ir mes pradedam tukti ir storėti. Toliau labai veiksmingai testas padeda atsikratyti tokios problemos kaip odos lygos. Nes oda yra filtras, kuris valo organizmą, jeigu užsiteršia kepenys ir inkstai. Vėlgi tas atsiranda todėl, kad žmogus valgo netinkamą jam maistą, sumaišytą, chemiškai apdorotą, su visais priedais, emulgatoriais, pesticidais, herbicidais, radionuklidais. Viskas tas nesusivirškina skrandyje, paskui nesusivirškina plonajam žarnyne ir nesuvirškinta masė ateina į storąją žarną, kurioje jau nevyksta jokių procesų virškinimo, tik tai valymas. Ir rezorpcija arba įsisavinimas vandens į kraują. Koks bus vanduo storajam žarnyne, toks bus kraujas. Toks kraujas vėlgi valysis per kepenis į inkstus ir kada tie organai užsiterš, į pagalbą ateis oda, 2 kvadratinių metrų organas ir valys tai, ką nesugebėjo išvalyti kiti filtrai. Taip, egzema, žvynelinė, atopinis dermatitas, spuogai atsiranda pas žmonės, kurie netinkamai maitinasi. Labai populiari tema yra alergija. Kada vaikai mūsų išberti, kada jie čiaudo, kada jie sloguoja, suaugę žmonės pastoviai užgulusi nosis, jie netenka uoslės ir netenka labai daug įvairių atspalvių tame gyvenime, dėl to, kad tai visada apsunkina tą gyvenimą. Be abejo, maisto netoleravimo testas Prime Test padės parinkti produktus, kurie tinka ir eliminavus juos šitas simptomas irgi dingsta. Labai aktuali problema yra cukraligė, kuri irgi atsiranda dėl to, kad šiais laikais žmonės pradėjo valgyti beleiką. Ir iš 94 000 gyvūnų pasaulyje niekas nepakeitė savo mitybos kodą. Tik žmogus pradėjo valgyti, ką jis nori.
Paukščiai kaip valgė prieš milijonus metų, taip ir valgo. Bežionės kaip valgė prieš milijonus metų, taip ir valgo. Tik žmogus pradėjo valgyti beleiką. Užtat ir turi problemas, dėl kurių kenčia. Cukrinis diabetas pirmo tipo, kada insulinas leidžiamas, tai kiekis insulino žymiai sumažinamas, o antro tipo galima visiškai žmogų atrišti nuo vaistų, nuimti nuo vaistų. Taip pat labai gerai padeda mitybos sutvarkymas, turint autoimuninius procesus, tokius kaip reumatoidinis artritas, aplamai artritai įvairūs, nes sąnariai skauda todėl, kad toksiškas nešvarus kraujas, cirkuliuodamas po visą organizmą, sukelia uždegimą silpnoje vietoje. Tiem žmonėm, kuriems sąnariai yra silpna vieta, jie turės tą problemą. Taip pat bronchinė astma ir kitos kvėpavimo takų lygos. Tai yra bronchitas, obstrukcinis bronchitas, paprastas kosulys. Visada reikia žinoti, kad maistas gali būti alergenų, dėl ko jis sukelia šitą simptomą. Taip pat migrena labai yra populiari tema ir labai sunkiai jinai tvarkoma. Maisto netoleravimo testas PRAIM-TEST sugeba parinkus individualią mitybos programą eliminuoti tą simptomą ir žmogus pradeda jaustis gerai. Mes norim pabrėžti, kad organizme nėra gyvenančių atskirai organų. Jie visi tarpusavį surišti ir vienas nuo kito priklauso. Ir jeigu regėjimas silpsta, tas irgi priklauso nuo to, ką tu valgai, nes akys negyvena atskirai nuo kraujo, kuris cirkuliuoja iš storosios žarnos. Taip pat kardiologinės problemos, padidintas spaudimas, padidintas cholesterolis, cukrus, tai viskas yra netvarkingos mitybos pasekmė. Žmonės, kurie turi polinkį sirgti šitom ligom, būtinai turės tą simptomą, nes organizmui norisi pasakyti, kad jam blogai ir jis suranda vienintelį kelią, kad pasakyti apie tai žmogui, kad jis kažką netaip daro, netaip valgo, kad jį susargdinti, tada jis pradeda šiek tiek galvoti, kad kažkas galbūt netaip yra jo gyvenime. Maisto netoleravimo testas PRAIM-TEST yra tiesioginis kelias į sveikatą ir kiekvienas, kuris išbando, gali to įsitikinti. Antras žingsnis, kuris labai svarbus lygiagrečiai išvalyti storąją žarną, tai yra mūsų organizmo kanalizacija, kuri užsiteršia dėl to, kad maistas viršutiniam virškinamam trakte visiškai nesusivirškina. Nesuvirškintas maistas atsiradęs storajam žarnyne sukels puvimą, rūgimą, dėl to mums pučia pilvą, dėl to atsiranda vidurių užkietėjimai, o vidurių užkietėjimai tiesioginis kelias į vėžį, ypač moterims, kurios turi vidurių užkietėjimus, kas trečia iš jų sirgs vėžių, todėl kad, ypač krūties vėžių, todėl kad padarytos tokios studijos Kalifornijoje įrodančios, kad taip yra, todėl kad hormonai moteriški neišsiskiria laiku, o jų perteklius organizme yra rizikos faktorius krūties vėžiui atsirasti. Storojo žarnyno valymas yra labai saugi priemonė, nes daroma dabar labai saugiais aparatais. Tai yra aparatas, kuris kontroliuoja slėgį, temperatūrą, kur vartojami ir vienkartiniai angaliai ir šlangai, kur yra 4 filtravimo pakopų sistema, naudojami mechaniniai filtrai, ultravioletas, naudojamas karboninis filtras, reiškia vanduo ateina labai švarus į organizmą, kur labai yra žemas slėgis, yra 20 kartų mažesnis negu paprastos klizmos slėgis, kas leidžia labai saugiai išvalyti visą storąją žarną iki aklosios žarnos. Procedūra yra labai saugi ir naudinga, todėl kad purvas, tas toksinai, kurie yra, jie žudo gerąją mikroflorą žarnyne ir kada mes išvalom žarnyną, gerosios bakterijos švarioj terpėj, nesterilioj, o švarioj pradeda labai greitai daugintis. Mes padarėm tyrimus, ištyrėm 200 žmonių, kurie atėjo į mūsų centrą atlikti tą procedūrą. Dar nedarius jos, mes norėjom pamatyti, kągi jie nešioja savo žarnyne. Ir pamatėm, kad iš 200 žmonių 87% neturi gerų bakterijų. Reiškia, mes negalim pakenkti, negalim išvalyti to, ko nėra. Reiškia, o padarius tyrimus laboratorinius po valymo, pamatėm, kad po 1, 3, 5 procedūros pradeda labai gerai daugintis gerosios bakterijos, nes atsiranda, jiems yra palanki terpė. Trečia pakopa, kuri yra labai svarbi, yra vegetatyvinis rezonansinis testas, kurio dėka mes galim patestuoti, kokia yra endoekologija organizme, ar nėra parazitų, pirmonių, pesticidų, radionukleidų, herbicidų, sunkiųjų metalų,
Ar nemiega žmogus geopatogeniniai zonai, kur yra labai pavojingos vietos, jeigu lova stovi šitoje vietoje. Iki vėžio atsiradimo. Ar neveikia elektromagnetiniai laukai. Mes pažiūrim, ar nėra parazitų pirmonių. Jeigu kirmėlės gyvena, tai apie kokį gerą gyvenimą gali kalbėti. Tarp kitko, 80% alergozijų atsiranda dėl to, kad mūsų organizme yra parazitų. Vegetatyvinis rezonansinis testas žiūri, kokia yra padėtis nervinės, imuninės, endokrininės sistemos. Ir homeopatas dėka Vega testo parinka preparatus homeopatinius, kuriuos galima pagaminti vietoje, nereikia eiti į vaistinę, nes mes padarom elektroninės kopijas tų preparatų. Žmogus gauna vaistą, kuris iš karto pradeda veikti. Vegetatyvinis rezonansinis testas yra labai aktualus ūmių situacijų atvejais. Pavyzdžiui, jeigu sloguoja žmogus arba karščiuoja, arba ten atsirado kosulys, mes galim patestuoti sukėlėją, koks virusas ar bakterija atėjo į kūną ir suradus tą priežastį, iš karto mes galim taikiai sutvarkyti tą problemą. Labai svarbi metodika osteopatinė technika, kurio užsiima mūsų daktaras Ježurungo, nes osteopatas sutvarko struktūrą. Jis pažiūri, kur blokai yra, kokie blokai yra mūsų stubure, kokia yra įtampa mūsų pilve ir sutvarkius tą įtampą, nuėmus tuos blokus nuo stuburo, nuo struktūros, energija, kurią mes gaunam iš kosmoso, pradeda normaliai cirkuliuoti. Ir organizmas harmonizuojasi žymiai greičiau, negu nepanaudoti to. Be abejo, mes matom, kokie vaikai kreivi šiandien sėdė ir jie mieguisti dėl to, kad valgo beleika, dėl to, kad užsiteršia ir dėl to, kad jų stuburas darosi kreivas kaip pas kupranugarį. Ir tada ką galime reikalauti iš tokio žmogaus, nes jo sistema visiškai sugadinta. Tai mūsų tikslas yra harmonizuoti sistemą taip, kad jinai pradėtų save gydyti. Žmogui neduodami cheminiai vaistai. Jis pagyja todėl, kad sistema pradeda normaliai funkcionuoti. Aišku, antsvoriui, pavyzdžiui, sutvarkyti, ateina į pagalbą tokios priemonės kaip limfodrenažinis masažas, kuris labai gražiai pagreitina limfos tekmę, išvalymą limfos per limfos takus, per inkstus, per kepenis. Ir mes žinom, jeigu valgo tvarkingai, bus švarus kraujas, jeigu bus švarus kraujas, bus švalinė limfa ir viena skista terpė pereina į kitą. Ir tada organizmas tvarkoj, nes mes turim žinoti, kad dvi yra skistos terpės, kurios atneš gėrį arba blogį į ląstelį. Tik dvi – limfa ir kraujas. Kraujas bus toks, ką tu valgai, limfa bus tokia, koks bus kraujas. Ir viena upė į kitą perteka. Labai geras metodas yra oksiterapija, oksigenoterapija. Labai švelnaus slėgio baro kameroj. Nes kai mes keliam slėgį joje, jinai iš oro pasiima deguonį. Iš karto mažėja pabrinkimas ląstelių, išeina nereikalingas vanduo. Aprūpinimas ląstelių deguonim didėja, gerėja ir ypatingai įvairios problemos, kaip padidintas spaudimas, kaip odos problemos, kaip kraujotakos sutrikimai, autizmas, cerebralinis paralyžius, reiškia gerėja funkcija, gerėja kraujotaka, atsiranda naujų kraujagyslių, dėka to ląstelėm yra gerai, reiškia įvairios problemos sprendžiasi greičiau, jeigu mes kartu panaudojam baro kamerą. Yra dar pas mus sausos angliarūgščių vonios, kurios naudojamas kraujagyslių problemams spręsti. Gintaro terapija, kosmetologinis kabinetas, garų kapsulė. Žodžiu, yra daug įvairių dalykų, kurių dėka mes galim atnešti žmogui tą neįkainuojamą dalyką, kurį vadinasi sveikata.